Šiandien pradedu vaizdelį nuo Nemunaičio socialinės darbuotojos Nijolės Jegelevičienės melo. Taigi, socialinė darbuotoja Nemunaičio seniūnijos Nijolė Jegelevičienė. Niekada aš tau neatleisiu. Niekada neatleisiu už šį melą. Aleškevičiaus sesuo kategoriškai atsisako priimti brolį į motinos namus. Aš tau daug kartų pasakysiu ir daug kartų įdėsiu vaizdelį apie šitą tavo žiaurų melą. Ir ne vieną kartą kartosiu, 100 kartų pakartosiu, kad Nijolė Jegelevičienė, aš tau niekada neatleisiu už šį melą. Taip pat ne vieną kartą rodysiu ir pasakosiu apie Nemunaičio seniūnijos socialinę darbuotoją Nijolę Jegelevičienę, kuri rašydama Eugenijaus vardu prašymą socialinėms paslaugoms pavogė Eugenijaus asmens kodą. Spalio 30 dieną Eugenijus ligoninėje pas save neturėjo paso, tačiau Nijolė, pildydama prašymą socialinėms paslaugoms, jinai įrašė kodą, jinai pavogė. Iš ko pavogė, aš labai gerai žinau. Taip pat asmens kodą pavogė ir Alytaus apskrities Kudirkos ligoninės socialinė darbuotoja Daiva Kavolinienė, pildydama klausimyną dėl socialinių paslaugų. Jinai, kai pildė klausimyną, taip pat Eugenijus neturėjo paso. Pasas nuo Liepos 21 dienos buvo pas mamą Kaune. Taigi labai gerai žinau ir iš kur pavogė Eugenijaus asmens kodą Daiva Kavolinienė, pildydama klausimyną dėl socialinių paslaugų. Nijolė ne tik meluoja, vagia Eugenijaus asmens tapatybės kortelės duomenis. Manau, teisme jinai prisipažins ir pasakys, nors aš labai gerai žinau, iš kur jinai pavogė duomenis asmens tapatybės ir kas turi tuos duomenis asmens tapatybės kortelės. Užpildžius socialinėms paslaugoms prašymą, Nijolė liepė Eugenijui pasirašyti. Aš šį dokumentą ir ne tik šį, visus dokumentus, ant kurių Eugenijus pasirašęs, nusivežiau į Pabradę. Aš jam parodžiau ir paklausiau, ar tu žinai, už ką pasirašai, dėl ko pasirašai. Jis pasakė, ne, tai sakau tau, Nijolė Jegelevičienė nepaaiškino, už ką tu pasirašai. Jis pasakė, kad ne. Taigi sekantis filmukas bus iš Pabradės.
kai Eugenijus pasirašo ant dokumentų, bet nežino už ką ir dėl ko jis pasirašo, nes jam Nijolė Jagelavičienė nepaaiškino. Eugenijus taip pat Pabradėje pasirašė 2 sutikimus. Tai vienas sutikimą pasirašė, kad sesuo Nijolė pasą laikytų pas save ir kad visus dokumentus tvarkytų Nijolė, nes kadangi pas ją pasas ir tik jinai gali visus dokumentus tvarkyti.